Ar žinai, kodėl didžioji dalis žmonių neteisingai naudoja šitas priemonės? Čia yra elektrinis antkaklis, o čia yra prong antkaklis arba dar kitaip vadinamas griežtas antkaklis. Tai pirmiausia, reikėtų suprasti, kad šitos priemonės neišsprendžia automatiškai problemų jas tik uždėjus ir naudojant. Ir pirmiausia, papirkinėtojams, kurie apskritai bijo šitų priemonių ir įsivaizduoja, kad čia yra nehumaniški prietaisai, metodai mokinti šunį. Tai turiu Jums klausimą tokį. Kodėl šuo turėtų nustoti tempti pavadėlį arba verštis prie dalykų, kurių jisai nori pasiuostyti ar pabendrauti su kitu šuniu, jeigu jam yra suteiktos visos komfortiškos sąlygos tai daryti? Kodėl jisai turėtų keisti šitą elgseną? Pereinama labai gražiai prie kovotojų. Kas su kovotojais yra? Jie uždeda korekcinį antkaklį ir galvoja, kad jisai išspręs viską. Ir tuomet, pavyzdžiui, korekcinis antkaklis suteikia diskomfortą, bet šuo palaipsniui pripranta, jisai tempia mažiau, bet jisai pripranta, jam atsiranda čia tokie kaklo raumenys ir tokie, kaip nežinau, sukietėję. Ir čia yra jau gyvūno kankinimas ir jisai išmoksta per tą skausmą verštis. Todėl, kad nėra mokoma, ką jis turėtų daryti kitaip, nėra paskatinimo už kitą elgseną. Ir va čia atsiranda problema, kad žmonės netinkamai naudoja priemonės ir dėl to jas nori kitose šalyse uždrausti. Bet ir šakutė gali būti ginklas arba gali būti įrankis. Tai priklauso nuo mūsų sąmoningumo ir žinių, kaip įrankius taisyklingai naudojant, nežalojant gyvūnų. Tai jeigu nori viso šito išmokti ir sužinoti, kviečiu apsilankyti pas mane puslapyje ir užsiregistruoti gyvom arba nuotoliniam pamokom ir naudoti prietaisus tinkamai ir tuomet tai suteiks Jums didžiulį komfortą, didžiulę laisvę. Elektrinį antkaklį apskritai išsimokinus šunį uždedi, tai yra tarsi nuotolinis pavadėlis, kur suteikia saugumo pačiam žmogui. Jisai išeina ir jam nereikia stebėti, kur dabar iš kokio kampo išlys šuo ar dar kažkas. Ir jeigu iššoka staigiai ar šuo, ar koks nors gyvūnas, jisai turi planą B, turi stabdžius ir taip gali suvaldyti savo šunį. Atsiranda pasitikėjimas, bet žinoma, jeigu šuo yra nemokamas, jisai nežino, ką turi daryti ir tu paspausi tiesiog mygtuką, tai žinoma, kad jisai dar patirs didesnį stresą ir rezultato jokio nebus iš to.